Kai girtas zuikelis ridena baranką ir senis ateina su šnapso bačka, kai baltas arklys palei langą vaidenas, žinok, kad kalėdos jau lanko tave. Sveiki, su jumis Gytukas ir mano kolega Paulius Butyrka. Šiandien nemažai laiko skirsime 17 dieną Prienuse vykusiam karatė turnyrui. Gal aptarsime jūsų komentarus. Prienuose vyko kalėdinis Šindokai Kan karatė turnyras skirtas Prienų klubui Spektras 20-mečiui paminėti. Turnyrė netruko skausmo, nevilties, nusivylimo, net ir ašarų buvo, ką čia jau nuslėpsi. O ir džiaugsmo nestigo, jei ne dėl savo, tai dėl draugų pergalių. Vaidas Dabravolskas. Vaidai, daužyk! Povilas Pašukonis. Atiduok Povilai ranką, atiduok! O, dabar pasiduok! O, maladėt! Ernestas Rimšelis. Mušk, Ernestai, mušk! Davai, dirbi! O, gražiai! Geras. Kęstutis Kavaliauskas. Kęstai, kil! Skries! Krisim, žinau, kad galim, surasim kelią. Paulius Račkauskas. Pauliau, pasiduok! Pasiduok, sakau! Karolis Balys. Griuk ant rankos, Karoli, griuk! O, malakės! Deividas Saveikis. Deivai, šok, nu! Opa, geras! Žies krasdėje tėva padarė. Geriausias ginklas prieš Deividą taip pats Deividas. Gytis Naujikas. Nekalk taip stipriai. Debilas, kas tau vyra. Edvinas Keblikas. Edvinai šaunuolis. Linas Jablonskas. Linai! Nespaus taip stipriai. Matai, kad popa žmogui. Kalbinome sportininkus iškart po varžybų. Pasižiūrim, kokios nuotaikos buvo po kovų. Čia aš Paulius ir kalbinu čempioną. Kalbinam Ernestą Rimšelį. Kaip sekėsi kovoti? Truputį skauda, ne? Trečia. Neskauda. Sveiki, su jumis Gytukas ir mano kolega Paulius Butyrka. Sakyk, neužauga. Kaip sekėsi kovot? Sekėsi. Neužauga, gavęs į akį, tai... Gerai sekėsi. Neužauga. Pralaimėjau. Aš irgi, huine. Verkščiau. Verkėm, abudu. Abu verkėm iki... Išliumpėm nerį. Uosto pažastį. Kaip sekėsi išsilaikyti nedaužant snukių? Buvo sunku, tačiau psichologiškai save paveikiau ir išskentėjau. Nuo jūsų kvepia braškėm, kodėl? Todėl, kad valgiau braškės. Braškės žiemos metu. Pasirodo, žmonės nenori su mumis kalbėti. Tai esi patenkinti savo rezultatą, ar ne? Ne.
Kodėl? Nekiški burną. Apgailėtin. Aik tu, kokia didelė krautuvė. O tu matai, kiek daug prekių. Viso gero, su jumis buvo Kęstas ir aš. Viso gero. Tap halibė haphu. Kaip tau kovos? Labai šauniai atrodė viskas. O, dešika. O dabar komentarų aptarimas. Deividas Bernatavičius. Jei kiaušinį iš kamerą pasiimsiu, jaučiu. O tai kam tau ta kamera, ką tu sudarysi? Kur tu čia įimsi? Kokia velnė. Džiuginta Dvareckaitė. Neprikolinkit, kad baigėsi laida. Iš telefo filmuokite, šaunuoliai jūs. Tai va, specialiai tau rageliu filmuojam. Roberta Miau. Neliūdinkit žmonių, kad nebebus laidos. Jūsgi geriausi kaip gali baigtis. O taip ir baigėsi, kai tik rageliu filmuoti gali. Negailė. Jaunius neblogas. Bus tos laidos. Neliūdinkit mūsų. Neįžeidinėk mūsų jauniaus. Dabar nueina visiems tiems, kas be mūsų kiekvieną šeštadienį nežino, ką veikti, nepažiūrėjus mūsų laidos. Gruodžio 28 dieną 16 val. Naujametinės laidos taip pat galima sakyti ir jubiliejinės 10 laidos atviras filmavimas. Galėsite ateiti ir tiesiog pasižiūrėti, kaip mes tai filmuojame. Drąsesni galės ir patys nusifilmuoti. Gal paskaityti naujametinį sveikinimą savo draugiai, o gal mamai. Na, bus matyt, kaip ten viskas bus. O vėliau nuo 18 val. 2 vilkų kalėdinis vakarėlis. Mes tai po 5 litus metėmės, jei nesimeti, tai atsineš ką nors. Ai, dar, bus daug šviesų, daug garso, nusimato geras tūsas. Dėkojame Haroldui iš Bokso, kuris atsiuntė vienintelis, pabrėžiu, kalėdinį sveikinimą. Štai jo paklausykime. Lai gerovės ir laimė šventos kalėdos jums teikia, te pildosi viskas, ko tik trenkui reikia. Daugiausiai sveikatos, gidriausių draugų, šeimininės laimės ir 2 vilkų. Su jumis buvo aš, Kytokas. Ir aš, Paulius Butyrka. Ar norim ar ne, bet iš šalčio delnų kalėdos alsuoja, į langą šerkšnu. Šuoliuoja naujieji žvaigždėtų taku, taip metai iš metų ir viskas ratu. Ar norim, nenorim, jie neša mus vėl į naują rytojų, tikriausiai todėl, kad viską pradėtume jau be klaidų ir meilė pripildytų širdis visų.